Sveiki žvejai. Na ką, šį kartą sveikinu su jumis nuo ilgio. Žvejoju 300 sektoriui nuo pirtelės. Na, turim kelis gerus dalykus ir vieną nelabai. Tai pradėsiu nuo blogesnio. Tai prasidėjo karpių nerštas. Tai, ką pamačiau atvykęs, kas darosi krantuose, tai tikrai nenudžiugino. Na, bet vis tiek pabandysiu padaryti visą, ką galiu geriausiai. Kažkaip įsiterpti jų tuos meilės šokius krantuose. Kiti du dalykai visai džiugina, tai pirmas atvažiavau žvejot, na, o antras, tai turim tikrai neblogą orą, neskaitant didelio vėjo, tai 22 laipsniai šilumos, kaip pavasariui, sakyčiau, visai neblogai. Na ką, tai savo palinkėsiu neramios nakties, o jums palinkėsiu tiesiog gero laiko. Na, ne tas, kurio norėjau ir laukiau, bet bent jau išgirdau signalizatorių garsus. Oi. Na štai. Visuotasis. Na, bent jau užkibo kažkas. Vis tiek įdomu. Oi. Kol kas tiek. Na tai kol kas papasakoti nieko gero neturiu. Atsikėliau maždaug 5 ryto nuo signalizatoriaus garsų. Pribėgau prie meškerių, bandžiau pakirsti, bet ten nieko nebuvo. Kitą kartą atsikėliau maždaug dar už valandos, tačiau jau nuo karpių daužymosi krantuose. Galite įsivaizduoti, koks garsas buvo, jeigu net namukė girdisi. Pasišėriau po to atsikėlęs, persimečiau meškerės. Tačiau nulis reakcijos žuvies. Na, kažkaip tikėjausi bus visai kitaip, tačiau gamta sudėlioja savo. Na, bet ką, nepasiduosiu, vėl kažką bandysiu keisti, kažką strateguoti. Nu, ir būčiau tikrai laimingas, jeigu išeitų bent jau su kokia viena žuvim, vienu karpiu pasisveikinti šiandien. Tai ilgyje, kadangi daug dumblo, tai naudoju nuo 38 iki 45 cm pavadėlius. Dar prie viso šito pridedu ir PVA kojinę su putplašiu. Na, tiesiog, kad viskas kuo gražiau nusileistų ant dugno, kad nieko nesusmigtų. Žvejoju 2 taškuose šį kartą. Tai viename iš jų naudoju žuvinius boilius, kitame saldesnius. Tai esu pasiruošęs ir tas pačius PVA skirtingus variantus, vieni saldus, kiti žuviniai. Na tai ką, kol kas tiek ir laukiam to pirmo karpių išvažiavimo.
Labas rytas. Na tai ką, tušiomis visgi neišvažiuosim. Ir kėlė žintuvas. Pats smagiausias jau iš tikro net nesitikėjau, kad kažkas užkibs. Kažkai vakar jau buvau nevilty. Na, bet pradžiugina šitas 12 kg gražuolis. Opa. Nagi. Sirodyk. Opa. O, štai toks. Oi. Opa. Na, pirmas. Manau, sesija jau skaityta. Vienas užkibo. Nėra ko liūdėti. Davė ir džiazo. Davė pasipriešinimo. Viskas tvarkoj. Na ką, einu paleisiu. Na ir tikiuosi, tai galbūt ne paskutinis. Na štai. Įspūdingas. Eina savo. Na, manau čia. Na, drįsčiau sakyti, kad +20. Tikrai, wow.